Sveiki visi, šiandieną su jumis esu aš Vaidrobašteš ir šiandieną su vienas ir filmuoju naują epizodą. Šiandieną padarysiu pamokėlę, kaip reikia atsisiųsti Sony Vegas. Numesiu šitą linką į descriptioną, jums išmes šitą. Paspaudžiate praleisti reklamą. Paspaudžiate download. Ir gausite palaukti, kol čia atsisiūs. Aš sustabdysiu video, nes tikrai nenoriu gadinti video tokio ilgo. Todėl, tai va, kai atsisiunčia, jūs paspaudžiate, ne visiškai numinimizinat, paspaudžiate šitą. Sony Vegas nutempėte čia, bet aš jau turiu. Todėl paspaudžiate kitą klavišą, iškleisti Sony Vegas į Sony Vegas. Palaukite. Ai, taip jau išsiskleidė. Paspaudžiate Sony Vegas Pro. Spaudžiate taip. Būtinai pasirinkite anglų kalbą. Install correct version. Taip. Ir install. Kai baigiate, paspaudžiate finish ir palikite taip. Paspaudžiate patch, Vegas Pro, taip, ir jums išmės šitą. Plaukite kokį 10-25 sekundės, kol paskiau paspauskite patch. Palaukite dabiškiuko, 5 sekundės kažkur. Paspaudžiate patch. Viskas. Paspaudžiate exit. Galite šitą išjungti. Paspaudžiate čia. Ir jums čia išmeta. Jeigu nepavyksta, parašote Vegas. Ir čia. Nutempėte ją čia. Padedate kur tik norite. Paspaudžiate Vegas Pro. Ir dabar jums turėtų rodyti tokį. Jeigu nerodo, numesiu Mediafire linką, iš kurio galėsite taip pat atsisiųsti. Ir va, jūs jau turite. Čia galite apkarpyti video ir suklijuoti. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot. Laikinkit, subscribinkit, komentuokit ir laukite kitų pamokų.